Ar galima laikyti, kad paprasta tokia labai primityvi gyvenvietė, žinai, apskritai gali būti laikoma kažkokia tai infrastruktūra, kad jinai gali būti, žinai, naudojama gyvenimui, kad žmonės gali, žinai, keliauti visur, kad žmonės gali naudotis paslaugom, o iš tikrųjų tai tokiose gyvenvietėse faktiškai tai yra tik tai plotas, užimtas plotas, kurio valstybė negali keisti, nes tai yra gyventojų nuosavybė, saugoma įstatymų, bet tokie plotai, žinai, tokie dideli plotai, tai yra didžiulė problema, nes žmonės antiek yra atsiskyrę nuo visuomenės. Šitos gyvenvietės yra labai atskirtos nuo visuomenės ir išlaidos būtent yra labai didelės ir Lietuvoje visos socialinės paslaugos yra pritaikytos nemiestiečiams. 228 eurai čia tikrai yra nemiestiečiui. Čia būtent yra visokios šildymo kompensacijos, žinai, kaip šildymo, malkom kuriant. Tai aš sužinojau, kad viena moteris, kuri gyvena kažkur tai kaime, jai skiria tuos pinigus ne tam, kad jinai gyventų mieste, o tam, kad jinai susimokėtų už malkas, žinai. Tai va, žinai, valdžia daug ką nutyli, bet galima pasidomėti būtent socialinių išmokų dydžiais, tokios kaip tikslinės išmokos palengvinti gyventojų buitį. Ir jūs pamatysit, kad sumos tikrai yra didelės, jos skirtos nemiestiečiams. Tai vis tik Lietuva yra labiau sukoncentruota į agrarinį kraštą. Tai yra agrarinė valstybė. Kaip agrarinė valstybė? Tai yra tiesiog sodai, ar tiesiog aptvertos teritorijos. Visa teritorija yra padalinta į sklypus. Kaimynas nuo kaimyno gyvena už tvoros, jie negali pereiti teritorijos, jie negali susitikti, jie negali bendrauti, žmonės yra labai stipriai izoliuoti ir negana to, tokiuose vienbučių kvartaluose neveikia viešasis transportas, nes keliai yra nepravažiuojami autobusams, todėl kad visi tie takai yra skirti gyventojams, tai yra privatus, individualūs sklypai su individualios statybos namais. Visa, kas liečia gyvenvietę tokią, jinai dažniausiai būna labai išsiplėtusi ne į aukštį, ne į bendruomenę, o tai yra tiesiog labai didelis privačios teritorijos plotas. Tai yra privati teritorija. Jokia valdžia jums neleis naikinti tokių tuščių, izoliuotų, kaip pasakius, jokia valdžia jums jokia valdžia jums neleis. Matot, visur šunys. Ar tai yra gyvenvietė? Pažiūrėkit.
Nu, yra dabar didesnių namų, žinai. Bet ar tai vis tik yra tikrai verta leisti pinigus tokiem plotam ir statyti tokius namus, kuriuose žmonės negalės naudotis bendrom erdvėm. Tiksliau, bendros erdvės tokiuose plotuose neegzistuoja ir jas yra labai sunku pakeisti. Yra sunku pakeisti plotą, yra sunku pakeisti gyvenimo sąlygas, nes, kaip minėjau, visa teritorija yra privačių, priklauso privatiem asmenim arba kabutėse privatiem asmenim. Tokiose teritorijose nėra jokio socialinio būsto. Kas liečia socialinį būstą, valdžiai tikrai nėra sunku padovanoti namą žmogui. Bet namas yra neprižiūrėtas, jis yra labai toli, nėra privažiavimo, nėra viešojo transporto, nėra sąlygų keisti... Nėra sąlygų nuvykti į parduotuvę, nėra sąlygų atsivežti, nėra sąlygų važiuoti statybiniam transportui. Ir faktiškai tokiuose plotuose reikia samdytis labai brangiai kainuojančias statybos bendrovės. Tai va, tokiuose plotuose gyvena šunys. Kaimynai yra labai stipriai atskirti. Ir būtent yra dar vienas dalykas, ką sumelavo mano adventistų bendruomenės vadovė Albina, kad ten yra labai didelis bendruomeniškumas. Bet bendruomeniškumas yra tik tokiu atveju, jeigu žmonės gyvena ne atsistvėrę tvoromis. Tvoros trukdo žmonėms bendrauti ir faktiškai tokie žmonės yra uždaryti kaip kokiam kalėjime savo name. Suprantat? Tai nėra, noriu pasakyti, kad vienbučiuose jie yra orientuoti į didelį plotą, kuris yra labai yra orientuoti tik į didelį plotą. Šiame plote gyvenantis žmonės negali vykdyti jokios bendruomenės, negali naudotis jokiom bendruomenės paslaugom, nes jų tiesiog nėra. Tai yra visa teritorija paversta tvora. Ir tai būtent yra Kauno miestas. Sakau, vienintelis kelio atgal nėra, nes tai yra privačios, tai yra privati nuosavybė, bet galima pagalvoti apie tai, kad mūsų valdžia net nesiruošia keisti gyvenimo sąlygų ir yra gyvenviečių, kuriuose yra tik nuosavi namai. Įdomu tai, kad jeigu įgyvendintumėt šitą koncepciją apskritai kaip miesto ir kaip rajono viso gyvenvietėj, pamatytumėt, kad Lietuvoje tokių gyvenviečių yra nepaprastai daug. Tai šios gyvenvietės kitur vakarų Lietuvoje, jos yra tik tai nuosavi namai, tai yra sodas. Pavyzdžiui, Drąseikiai, kur mano seneliai pasistatė namą ir augina, ten buvo sodas didelis, nedidelis, bet gražus sodas buvo labai. Tai tokios gyvenvietės iš viso, ten nėra nei parduotuvės, nei konteinerių, nei atliekų surinkimo vietų. Iš viso ten nėra kur eit, viskas užtverta. Plotas nedidelis, kiemas nedidelis. Kai kada tas kiemas, jeigu tu netvarkysi savo teritorijos,
savo sklypą, tai jis bus labai apleistas. Tu iš viso niekur negalėsi eiti. Matot, pavyzdžiui, kaip čia. Čia yra labai apleistas sklypas. Namai greitai pūna. Prižiūrėti yra nepaprastai brangu. O tokiuose vietose nėra ne tik parduotuvių, bet ir darbo. Mašiną remontuoti labai brangu. Reikia ypatingų įgūdžių. Reikia ypatingai gerų darbos. Reikia ypač didelio atlyginimo. Tai šios vietos yra tinkamos tik tai sezoniniam gyvenimui. Bet vis tiek nemanau, kad žmonės norėtų vykti į tokius plotus, kuriuose nemanau, kad žmonės norėtų gyventi tokiuose plotuose, kuriuose yra labai didelė izoliacija ir atskirtis ir jokia infrastruktūra negali būti plėtojama, nėra jokio viešojo transporto, ypač tose gyvenvietėse, kurios yra pastatytos tik iš nuosavų namų, nes pravažiuoti sunku. Pravažiuoti yra labai sunku autobusams. Ten nėra nei parduotuvų, nėra nei apskritai ten nėra nei parduotuvių, nėra nei bendruomenės centrų, nėra administracijos, paštas nevaikšto, niekas negali tau atsiųsti laiškų ir nėra jokių komunalinių paslaugų. Šios teritorijos yra mirtis, tai yra visiškai tuščias plotas, bet negana to, tai yra plotas, kuriame negalima laisvai judėti, tik pirmyn ir atgal. Tik pirmyn ir atgal, sakau. Žinai, didelis plotas, tuščias, negyvenamas. Ir žiemą labai blogos pravažiavimo sąlygos, nes tiesiog gyventojai patys rūpinasi visą savo susisiekimo sistemą. Visais savo keliais rūpinasi tik gyventojai, nėra jokio transporto tarnybinio, savivaldybinio. Niekas negali tau padėti ir sumos tokiems būstams išlaikyti yra tokios, kad nėra iš kur gauti pinigų. Tai yra mirtis.